Labas, brangi. Šį pavasarį, šią vasarą, šiandien yra pilnatis, ta vasaros pilnatis, kur tikrai gali Lietuvoje jausti vasarą. Kai žydi begalė žiedų, išsiskleidusių, įvairiais aromatais, vėjas nešioja tos aromatus maišo, pilni laukai, nuo mažiausių gėlyčių iki didžiausių. Tiesiog yra toks pikas dabar žydėjimo visoje gamtoje. Ir va šita pilnatis, pilna šito žydėjimo, atvirumo, tikrai tokia ore tvyrančio seksualumo, ir primena mums šitą temą. Tai yra kas mes, kas yra tas mūsų seksualumas, moters, tavo. Tai va kaip iš šitos gėlės, kaip kiekvienas žiedas dabar yra išsiskleidęs, tam, kad žiedadulkės pasklistų visame laukose. Yra išsiskleidžia visos gėlės visų savo grožių, žiedais, kad pritrauktų vabzdžius, kad išnešiotų, kad pūkelius išpūstų šitas vasariškas šiltas ir gaivus vėjas. Ir iš tiesų mums pačioms labai patinka šitas laikas, kaip pavasaris, kai žydi tiek daug grožio. Mėgstam gėles, kai mums dovanoja gėles, kai mes pačios savo parsinešam iš laukų, pievų, kiemo ar perkam. Tiesiog mums tai yra labai gražu, labai gera, visiems. Tai toksai simbolis žiedo, žydėjimo, atsiverimo, jisai be galo patrauklus, labai traukiantis. Ir aš tau dabar papasakosiu, kas tai yra tas žiedas atsivėręs, tas žiedas, tai yra seksualumas, tai yra augalų seksualumas, kurį mes matome. Jų augalų seksualumas visas į išorę, ne į viršų yra, smegenys ne po žeme, o mums atvirkščiai, mūsų smegenys čia viršui ir turim savo seksualumo centrą pačioje savo poįsčiomis. Ir žinia, kurią perduoda gėlės šiuo metu žydėdamas, žiedai, visi augalai, ir perduoda, kad tavo seksualumas taip pat yra gražus ir tyras, kaip tas gėlės žiedas išsiskleidęs. Ir kada mes grožimės, tom gėlėm, tai grožimės ir tuo metu, kai pumpurėliai skleidžiasi tą gyvybę, tiesiog sirpsta, pildosi, stebim ir po to išsiskleidžia, tai uodžiam dar aromatus, tas spalvas, grožių, žiedlapių, kas daugiau, kas mažiau, kiekviena skirtinga. Čia yra tas seksualumas ir tą žinią perduoda, kad tas seksualumas, jis yra gražus, kada yra jo grožimasi, kada jis yra atviras, kada tiesiog toks, koks yra, ir tai yra taip patrauklu, taip traukia mus pačias. Tai šiandien toliau tęsiu temą būtent apie moters seksualumą, apie tavo seksualumo, malonumų pojūtį. Ir pavasaris dovanoja visas galimybės prisipildyti, atsinaujinti, susilygiuojant su šitą banga, kuri dabar gamtoja, kaip vėjas tas augalas šakas pučia, kaip jie glosto vienas kitą glausdamiesi, kaip aromatai, kokie ta saulė šildo odą. Tai visa tai ir yra, taip pat yra seksualumas. Noriu pasakyti, kad seksualumas yra nelygų seksas, tai mylėjimas, kaip tas fizinis aktas. Pats mylėjimas jis jau yra seksualumo viršūnė, jau apdovanojimas vienas kito, mylėjimus, apsikeitimo, jau viršukolė. Tačiau visas tas kelias ir kelionė, jinai yra kelionė. Tai yra kaip mes jaučiame savo kūną, kaip jauti aromatus, skonius, kaip jaučiasi, kaip vėjas ar drabužiai plaukai liečiasi prie tavo odos, kaip mėgaujasi tuo realiai buvimu savo kūnu, nes šitas seksualumas, tas malonumas, jisai atsiranda per kūną, ateina per kūno pojūčius, lietimą, uodimą, spalvas, šviesų žaismą,
švelnumą, prisilietimus, skonius. Ir jisai prasideda daug anksčiau, negu nevyksta pats mylėjimasis ir mylėjimasis kaip kulminacija, ne kaip scena. Tad jeigu randi save, kad sudėtinga, ne, kad nesijauti tokia seksuali arba nesijauti, kad kūnas, kad jaustų malonumą per savo kūną tekant. Čia yra daug dalykų, kurie gali būti su to susiję ir yra vieni dalykai susiję, kurie labai tiesiogiai, kuriuos tu atsineši, bet tai nėra tavo kaltė, kodėl gali nejausti, kodėl gali būti sunku atsiverti, kodėl apskritai vienos jaučia labiau, kitos mažiau. Tai yra tam priežastis. Ir nesi dėl to kalta, ne kad aš kažkas su manim negerai. Tiesiog yra dalykai, kurie tą prigimtinį seksualumą mes gimstam visi labai seksualūs. Vaikiukai, ne, tiesiog užtaisas seksualumo yra pavyzdys, ne, mums. Tačiau augdamos mes, žmonės visi, ne vyrai ir moteris, bet ir tu, kai augdama kaip mergaitė, visko matai, kas vyksta aplink. Tai tikrai ir dabar gali, dar kai kurie žmonės dalinasi, kad išgirsta tokių kaip ten vaikai, kai nuogi ten slėp savo gėdą, dar tokie visokie posakiai apie patį kūną, ne intimių vietų. Kad ypatingai vaikystėje ir tie tokie užsideda dalykai, jie po truputį apsineša ir tą spindėsi nublanksta, kad tai yra kažkas gėda, kažkas nesiek savo gėdas, kažkas gėda, kažkas nepatogu, paskui paauglystės patirtis, besikeičiančio kūno patirtis, ryšių su berniukais, su vaikinais, pirmosios tos patirtis, jos apneša, apdeda visokiam patirtim, kurios taip po truputį pridengia ir nesaugu man čia būti atvirai, nes čia gėda, kad seksualumas tai yra gašlumas, tai yra, čia tik kekšiam tai būna, tenai visokių, kokių ten dar ne. Gašlų, vulgarų, gėda, ne, pornografiniai visokie vaizdai, po to jeigu teko kažkam, tai ne, viskas tas prisideda, kad kažkas tai yra tokio netyro ir nešvaraus. O iš tiesų seksualumas yra ta pati gyvybinė energija, vienas iš jos spindulių, kuris nuostabiai gražiai praturtina mus. Ir jisai būtent teka per kūną ir počiai eina per kūną. Dėl to, kad atkurti tą spindėsi seksualumą, kad galėtų mane atsiverti kaip žiedas, saugiai pati būti, mėgautis malonumu, ne, savo kūne, tai reikia nudirbti tam tikrą darbą taip pat. Šiuo metu keliam su grupe spindinčio moteriškumo mentorystės grupėje, tai dirbam tą didžiulį darbą, kai valom tą sunkumą praeities. Tai yra bagažą iš vaikystės, kur atsinešėm, bagažą iš kolektyvinį, ne, kas su seksualumu labai daug susiję, ypatingai moteris, kuris sąmoningai einanti dvasingumo keliu, to nešvaros, tos gėdos labai daug, kad kažkas tai purvino, net jeigu kažkokiam dalim dar randi, ne kur išlaviruoti, bet kai kuriuose gyvenimo vietose ima ir kažkas kišakoja. Tai galbūt net sąmoningai to nesuvokdama, nes protas gal sako, kad taip, čia yra meilės, neryšio su mylimoji dalis, o kūnas kažkur priešinasi, kažkokie įspaudai kūne. Tai valom iš to nesąmoningų tų prisiminimų patirčių, kurie neteina iki sąmonės, jos išvalyti, sunkumus iš giminės ateinančius, kurie įvairiausia, ne čia įvardintų, tokių ribojančių netų įsitikinimų. Plius kolektyvinė tikrai nėra palaikanti, nes labai daug sugašlinta, suvulgarinta, moters seksualumo nesukomercinta. Ir tada, tarsi ypatingai, jeigu atbunda ta sąmoningoji dalis dvasingumo keliu keliaujanti,
labai stipriai paveikia tą, aktyvuojasi šita dalis, kad tai kažkas yra nešvaraus. Plius turim tą ilgą patirtį atskirties tarp kūno ir dvasios, o seksualumas yra ta pati gyvybinė dvasinė energija, kuri teka, bunda per mūsų kūną ir skleidžiasi per tavo kūną. Ir ką su ją daryti, ne? Kaip visų pirma, vienom ką su ją daryti, kai jos nėra ir kur ją nukreipti, ne? Ir kad neieškoti ne tik tai mylėjimuose, ne ir sekso kaip sporto, ir kitom kaip tą užgesusią ugnį pažadinti, pabudinti, kaip tos žiedus, kad jie išsiskleistų, ne, ta šiluma, kur ta saulės šiluma, kad pavasaris ateitų į kūną, į kiekvieną ląstelę. Tai va, tai pirma dalis, pirmas žingsnis yra išsivalyti tą praeities bagažą. Mūsų vaikystės patirtis, paauglystės, mūsų santykių patirtis su tėvais, su partneriais, pirmom seksualumo patirtim, kaip jos buvo ir kolektyviniai dalykai. Kita dalis savo kūno pažinimas. Iš tikrųjų, kaip veikia kūnas. Dabar daug žmonių gyvena tikrai prote, kur tiesiog dirba čia, o kūnas atskirai. Tai nebent tas spaudimo jausmas atsiranda, ne kur tarsi garą reikia nuleisti, ne? Tai to sekso tada jau, ne? O nėra jos išpildantis, visą apimantis viso kūno, o ką kalbėti apie tą dvasinį ryšį su mylimuoju, su kuriuo myliesi, savo vyru. Tai va šitie dalykai, na, jie yra žadinami, būdami per savo kūno pažinimą, per sugrįžimą iš savo kūno, kad neveikti tik tai iš proto, kad neveikti tik tai dvasiniuose lygiuose, bet kad nusileisti ir sugrįžti į tą kūną, sugrąžinti jam vertę, savivertę, pagarbą, malonumą būti, judėti, gyventi savo kūną, nes gyvenimas ir teka per mus. Didžiausia dovana, kokią gali padovanoti savo ir kitiem, tai iš tiesų gerai, patogiai, maloniai jausti savo kūną ir būti laiminga. Didžiausia dovana tau ir visiems esantiem aplink, jeigu galvoji padaryti kažkokį didelį darbą, kažkokį tai labai rimtą dalyką, kur čia tai tą darydama, jeigu tu būtum dar ir laiminga ir spindinti, tai būtų be galo, jeigu yra dar tai, ko tu ilgiesi, tai be galo būtų tau pripildančiai, praturtinančiai tavo gyvenimą ir sveikata, ir spindėjimu, kuris spindi per akis, per odą, per žodžius, per mintis tavo, per visas judesius, per visą tavo esatį, tada pradeda spindėti ir tada ką tu bedarytum, kokius projektus bedarytum savo veiklose, savo lyderystėje, savo šeimoje, su savo mylimais artimais, tas spindėjimas tiesiog persmelkia kiekvieną tavo veiksmą, Klausimas, kuriuo susidurdama su moterim irgi būna, kad pavydas. Pavydas, kai moteris pavydi kitai moteriai, seksualumo, kad jinai yra kažkokia kitokesnė arba ten sulaukia vyrų dėmesio ar taip, tai kviečiu labai į tą pavydą žiūrėti kaip į ženklą tau, žinutę, kad atsigręžti į save, priimti savo seksualumą. Tai yra tai kažkas, ko tu nori, bet pati dar nepriemi savyje tai, ką turi. Tai jeigu kyla pavydas, kad jinai tokia, kad jinai tokia patraukli, kad kaip jinai gali taip tyrai būti seksualume, tai yra žinutė apie tai, kad kviečia tas jausmas priimti savo seksualumą. Tai labai rekomenduoju susirinkti tą pavydą savo kaip, čia ženklas man ir toliau rasti kelią, kaip priimti tai, ko tu esi ir tą seksualumą atrasti, sugrąžinti į tavo kūną, nes kai tu gimei su visu tuo seksualumu, tyru, begaliniu. Tai kitas dalykas, kai super didelis vengimas yra seksualumo, yra nusistatymas prieš seksualumą arba kažkokie blokai, kur iškyla, kur tiesiog kūnas užsidaro, kaustosi, ne? Tai čia tiek gali būti kūno lygmenį, tiek minčių, kai jau net minčių ar emocijų. Tai taip pat yra ženklas
irgi tai reiktų priimti kaip ženklą, kad aš dar aš nepriimu pilnai savo seksualumo tokį, kokį turiu, o ne savyje nesupažinusi. Tokia kaip žinutė, nukreipimas, kad metas pažinti. Ir šitos lasdos kitas galas yra super seksualizuotas elgesys, tai yra super seksuali apranga, tenai seksualizuotas elgesys, ne toks demonstratyvus. Jis lygiai taip pat yra tos pačios lasdos, kaip tarsi visiškai vengimas ar net toks kraštutinių atvejų, tokių jau visai radikalių, tai net tai būdas davatkiškumas. Ir kitam galėtas super seksualizacija, kur visur ir elgesys, ir kalba, ir rūbai, ne, tokie iššaukiantis. Ne. Tai čia yra apie tą patį, abi jos tarsi priešingai vienas į kitą rodytų piršteliais. Jos yra apie tai, kad nepriėmimas savo seksualumo. Tik viena nuo to atsitraukia, ne, ir teisė kitose matydama, o kita ieško patvirtinimų, iškeldama per stipriai, ne, per daug seksualizuotai išorę. Tai irgi, jeigu randi save kažkur tai, ne, tarp šitų, tai irgi kaip ženklą, kaip žinutė, kad čia yra žinutė, kad tu turi dar daugiau galimybių atskleisti savo seksualumą, gebėjimo jausti malonumą per tavo kūną, per savo kiekvieną ląstelę ir visų kūnų praleisti šitą begalinę grožio malonumo vibraciją. Tai ne į tai, kad oi, ten kaip man tenai nuteisti save, kad man kažkas tai, kad aš čia taip, ne, ar kitaip, o kaip tik pasakyti, kad štai aš turiu dar galimybės, ne, tai kas gali manęs laukti, ne, didžiulis malonumas, savo kūno pažinimas ir atverimas. Taip, tai tie dalykai bagažo seno išvalymo, pasižiūrėjimo, susigrąžinimo savo kūno priėmimo, klausimų sugrįžtane į savo kūną. Ir kita dalis yra, viena dalis yra tokia, seksualumo galim pasakyti, jinai labai lengvai kaip ir realizuosi, jeigu taip pakankamai taip vidutiniškai arba gerai, žinai. Tai kai įsimyli moteris, ne, ir pabunda seksualumas, ta trauka vyrui, vyksta įsimylėjimas ir tas romantinis etapas, tuo metu tikrai gali konkuliuoti, tiesiog savaime. Tačiau, kai kuri ilgalaikius santykius, tvarius, kai gimsta buities projektai, namų, vaikai, darbai, visokie dalykai, ir tame ryšyje atsiranda tas ilgesys, kad vėl noriu jaustis kaip tada tokia romantiška, kad trauktų, ne mane sužavėtas mano vyras, kad aš čia tokia, jausčiausi tokia žavinga ir patraukli, o dabar jaučiuosi gal pavargus, gal daug visokių atsakomybių ir visko. Tai šitas ilgesys yra labai natūralus ir jisai tikrai turi vietą būti. Ir jisai ne šiaip savo yra, nes iš tiesų net ir šeimos ryšyje, ilgose metuose drauge, daugybės vaikų ar darbų ar projektų gausoje, vieta šitam intimiam ryšiui su tavo mylimuoju yra labai labai svarbi ir būtina. Ir kai tu jauti tą ilgesį, tai kviečiu jo nenukišti, nepaslėpti, kad ai tai čia kada nors, arba ai, gal kažkas iš išorės. Tikrai žinau, būna moterim irgi jau santuokai daug metų, tarsi ilgisi, kad iš išorės gal ateitų koks vyras, ne, ir sužavėtų, arba net iš tiesų ir atsiranda to žavėjimas kitais vyrais. O taip norisi, kad būtų čia, namuose, su tuo mylimuoju, su kuriuo gyveni, ne, su kuriuo vaikus augini. Ir čia tada yra antra dalis, kaip šitoj tvarioj, ilgai trunkančioj santuokai, partnerystei atkurti, ne, tas seksualumo tėkmę. Tai peržiūrėti jūsų istoriją su mylimuoju, nes tas spindesį gesina nuoskaudos, kurių mes prisirinkom sąmoningai, nesąmoningai, būdamos dar sąmoningumo keliu, dar jeigu keliavom ir girdėjom, kad atleidimas yra labai gera tokia praktika, ne,
ir mes atleidom pilnai neišreiškusios jausmų, tada tarsi atleidžiam ir vienu metu liktai kažkas vyksta, po kiek laiko vėl užgesta, po to vėl kažkaip, tada iškyla pykčiai, tai pykčiai apima jau, žiūrėk, ne tik šios dienos situacija, bet ir jau praėjusių metų ten kažkokie dalykai iškyla, nuoskaudos, tai va čia mokinamės tada mokinamės pažinti tas savo nuoskaudos, kurios natūrali gyvenimo dalis, jos ateina, išeina, tik tai mokėti jas praleisti per save ir paleisti, jų nelaikyti, nekaupti, kad ten kažkuria konflikto, žinai, su mylimuoju akimirką išvardinti visas jo, žinai, nuo santuokinio gyvenimo pradžios, visas klaidas. Ne? Tai reiškia, kad aš kaupiau ir laikiau savyje. Ir jeigu tą matai savy, nemanau, kad tai darai specialiai, dėl to, kad nežinojai, dėl to, kad taip elgėsi kitos moteris, kurias tu matei, dėl to, kad buvo taip kalbama, kad galbūt reikia dėl šventos ramybės nutilėti, galbūt pradėjai sąmoningumo keliu, mokysi dėkingumo, praktikas atleidimo ir lyg ir atleidai, bet po to vėl kažkas tai iškyla. Tai va čia yra apie tą ne iki galo paleistus dalykus, kuriuos mes nėra patogu jos išgyventi ir kita dalis yra juos paleisti, ne, kaip tą padaryti, nepaleisti. Vat, eidamos kartu su klientėm tą ir darom žingsnelis po žingsnelio. Ir tikrai labai, labai džiugu vakar mūsų susitikime dalinasi moteris, kaip, sako, kaip jaučiu tą, kaip atsilaisvina. Kažkas tokio vyksta stebuklingo, ne, ir kaip atsiranda vis daugiau ir daugiau tos vidinės erdvės, jinai išsiplečia. Ir sako, tiek metų jau ir visokias stovyklas mokiau, ir mokymus. Ir sako, aš bandydavau atleisti, o nuoskaudos tai liko jos. Tai, tai viena tokių dažnai užmirštama dalių, tai yra nuoskaudos, kad jas paleisti ir jų nekaupti, nesinešti į sekantį etapą. Kaip apie tai pasikalbėti su mylimu, ir jeigu tai yra nutilėta, nerasta būdų, kaip pakalbėti, arba kai tik pradedi kalbėti, vyksta konfliktas, kur tavęs negirdi, ne, arba tu jau taip sukyla tiek daug emocijų, kad negali irgi girdėti. Yra aišku, kad šitokioj atmosferoje, šitokioj aplinkoje tas seksualumas gęsta, tas malonumas, jį tada moteris gaudam ir tada tikrai tenka išvažiuoti, ne kažkur pailsėti, ne į stovyklą, atostogose, ne kažkur tai. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad netaptų atskirtis, kad labai gerai yra stovyklos, aš pati darau ir dabar vasarą kviečiu ir jisai visai kitokias patirtis turi nei dirbant mentorystės programoje, mes į praktinį gyvenimą su praktiškais visais dalykais sudedam, o stovykla yra per patyrimą, jau mūsų konkretų susitikimą, per patirtis, tas labai apčiuopiamas. Ir tik tai, ką svarbu atkreipdėmėsi, kad tai netaptų supriešinimas tos, va čia mano gyvenimas šeimoje ir va čia yra mano tos laimės akimirkos, kur pasiemu truputį ir po to grįžtu. Tai jeigu aš grįžtu ir man pavyksta puikiai integruoti visą tai, įnešti savo šeimą, kad aš kasdienoje jaučiu malonumą, kasdienoje, plaudama indus, tvarkydama namus, pasirūpindama vaikais ir pasitikdama mylimą ir jausti tą tiekmę ir tada ryšį. Tai va tas kelias, kuri pasirenki jau kurti šeimą ir galaikį, jisai tikrai reikalauja tavo meilės ir tavo išminties ir pastangų šiek tiek, kad išvalyti tos pelenus, kurie gesina spindėjimą ir atsiverti tai tikra gyvybinė energija, kuri teka tada pilna ir jėgų, ir džiaugsmo, ir net kai yra sunkios akimirkos, jos tiesiog eina, kai moki jas paleisti tas nuoskaudas, jos labai greitai išrišamos, sudedami taškai, išsprendžiam vienas su kitu ir nebelieka tų karčių nuosėdų, nuodų, kurie nuodytų tą artimą ir intimų ryšį su mylimuoju, su vyru. Nes jeigu tai yra nuodai, tai jie nuodė, tai lašas po lašo ir apnuodė, apkartina visą santykį. Ir tikrai ne visi santykiai ištveria tam tikrų nuodų dozių, tai tada
tada vat, mūsų darbas, ne, to moterų, kurios ateina, bet kuriam etape, ar tik tai jau ilgėdamas, ar jau tikrai jausdama, kad jau tiek daug visko, kad išeiti, perkeisti, kad tuos nuodus paversti į nektarą ir kad tai, kas nuodijo, taptų ta traša dovana, tavo stiprybė ir tavo malonumu, kuris atsiveria ir tu spindi savo gyvenime, kasdieniam, tame, kame tu veiki, kiekvienam veiksme, su malonumu. Taip. Tai va. Ir jeigu jauti, kad nori šalia savęs vedlės, moters, kuri žino kelią į kūną, kuri žino, kaip pati praeis per savo patirtis ir daugelį klienčių jau pravedus, tai duokit žinę, tikrai su džiaugsmu susisieksiu su tavim, jeigu ir aptarti, kokios yra galimybės dirbti su manimi, kaip tai vyksta, kokiu būdu. Jeigu jauti, kad reikia pagalbos, reikia pravedimo arba tiesiog buvimo šalia erdvės palaikymo tavo sugrįžimui į tavo kūną, tavo tų nuoskaudų ir seno bagažo paleidimo ir sugrįžti į tą malonumą, kad galėtum atsiverti kaip tas žiedas, žydėti su malonumu ir priimti įvairias savo patirtis. O jeigu kartais pasklido nuodų, ne, per nežinojimą, per tas programas, kurias perdavė giminės, tekmėje, ne, į tave, tai perkeisti visą tai, tos nuodus į nektarą, paversti, ne, tuos sunkumus į tavo dymantiškumą, į tavo spindėjimą, pelenus nupūsti, ne, ir įžiebti vidinę ugnį. Tai susisiekia, jeigu tau norisi vedimo, jeigu ne, pasimki viską, ko čia dalinuosi, pritaikyk į savo gyvenime ir labai džiaugsiuos matydama tave atsiveriančią, spindinčią, besimėgaujančią savimi ir savo mylinčiais santykiais. Palaiminimai tau šią dieną.